Žiauriai gražu, iš tikrųjų, aš nelabai ir esu sudalyvavęs Žalgirio varžybose. Tai pirmas kartas? Man atrodo, kad jo. Aš kažkaip galvojau, bet tikrai pasirodo, kad pirmas, nes aš esu buvęs arenoje tik tai Lietuvos rinktinės varžybų metu. Bet Žalgirio niekada nesu. Nu, žiauriai, fainai, labai smagiai čia viską visi daro. Tikrai, tai kokį vieną aspektą iš atmosferos paimtum į Denverį ir kokį vieną atvežtum iš Denverio? Tiesiog žmonių tą atsidavimą tokį visiškai, visi apsirengę žaliai, čia nieko nėra geriau. O ką atvežčiau į Denverį, tai Nikolą Jokičių turbūt. Nikolą Jokičių galėčiau atvežti. Mes mielai priimtume. Jo. Susitikai su daug bičiulių krepšinio, ar ne? Kaip tau patinka ta bendrystė, ta viskas, ką tu čia matai, žalgiriečių žaidimas, tas europietiškumas, kurį čia matai? Tiesiog jaučiasi, kaip atrodo, kad lyg būtų namai. Aš esu šiaip pats iš Vilniaus, bet visą gyvenimą kaip ir tiek žiūrėjau, tiek ir Žalgirį, tiek Rytą ir panašiai. Tai dabar, žinai, kai Amerikoje taip ilgai, tai nėra, kad, tai, tarkim, žinai, viena komanda būtų mano taip grįžti į Lietuvą ir tiesiog jauti, kad visos komandos ir apskritai visa ta bendruomenė yra tokia artima ir su visais galima šnekėti apie viską, tiesiog yra labai faina atvažiuoti. Aš pasinaudosiu tarnybinę padėtimį ir paklausiu, ar galėtum suorganizuoti Denverio Nuggets Žalgirio susitikimą kada? Šnekėjom ir su Pauliumis ir Gediminu, su visais, kad kažką reikia bandyti. Ne visiškai nuo mūsų priklauso, bet kažkada gyvenime tikėsimės, kad gausis.